pabūti. Taigi, ačiū dar kartą Seimo nariui, ačiū seniūnui, visi kartu tikrai bendradarbiavom, kad būtų šita šventė. Ir mes vieni nieko nepadarysim. Kitais metais manau, kad visi kartu puošim tą eglutę, kartu bandysim ten viską kurti, daryti ir tada bus ta eglė visai kitokia. O visiems linkiu, kad tik dar kartą pasikartosiu, kad ne tos elektrinės lemputės degtų jūsų širdise, bet tos dvasinės, kurios užšildo. Kažkas jau čia bus. Jau matau, čia reikia. Aš nesuprantu, kur pavojau. Važiavau į Kauną, atsidau lėktuvu, turėjau šalčio, gal aš Londone. Kur aš esu vaikai? Labai norėjau papulti Šilainius, bet nulėkiau prie eglutės nėra. Pasiklausau kalbą čia. Atvažiavau, atėjau ir labai noriu paklausti ponai, pirmiausia, reikia man sužinoti, aš visada žinau iš anksto, kas jūs. Čia seniūnas, Seimo narys ir kunigas. Kuo nusikalto, gerbėmieji, kad žiemos nėra Šilainiuose. Žinokit, nei iš jau, nei iš to vasara. 10 laipsnių, su paltu, su batais kailiniais, su pirštinėm, kur man dabar dėtis? Ar eiti prie eglutės lauk, kol ateisit į žiebimui? Prašau prisipažinti nuodėmes, kodėl nėra Šilainiuose sniego. Sniego karalieniai, piktai, baisiai raganai nėra kur dėtis. Bet aš matau labai gražius, labai linksmus, nusišypsom vaikučiai, labai linksmus vaikus. Jūsų eglutė čia ar ten? Ten, o čia esate jūs. Nu, žinot, aš visokių stebuklų mačiau, bet šitokį pirmą kartą. Jūs čia, eglutė ten. Ir žinot, jeigu labai gražiai, aš čia jūs visus apžiūrėsiu, pamatysiu, kad jūs gražiai vaidinat, gražiai dainuojat, gražiai šokat, gal padarysiu nuolaidą ir pakviesiu Kalėdų senį. Nes jis taip pat atvažiavo, tikriausiai dabar lipa iš lėktuvo ir jį toks gražus džipas su vairuotoju Tomu turi atvežti į jūsų šventę. Jeigu nepaklys, o papuls čia. Tad geros šventės. Noriu pažiūrėti, čia mokiniai turbūt. Ar šitos mokyklos mokiniai? O, kaip gražu, geras sumanymas. Ir iš kitų mokyklų mokiniai atėjo į šitą mokyklą. Stebuklas prasideda. Aš turiu burtų lazdelę. Nepatiksit? Užšaldau širdelę. Patiksit? Būsit laimingi ir gražus, aš nieko neužšaldysiu. Burtų lazdelė labai yra pikta. Tad kviečiu jūsų vadovę, noriu susivažiuoti. Ačiū vyrai, nuodėmingi. Jeigu būtumėt nenuodėmingi, seniai būtų sniego Šilainiuose. Kas vadovauja šitiem gražiem vaikučiam? Mokytoja Rasa. Aš viską tik žvilgteliu ir iškart matau. Mokytoja Rasa. Jūs pristatykit, iš kokios jūs mokyklos ir kuo labai svarbi mums jūsų mokykla. Aš bandysiu nusirengti ir iškentėti šitą jūsų šilumą. Labas vakaras visiems. Mes esame iš Kauno Tado ir Valausko progimnazijos. Ir užšaldyti, manau, kad mūsų nevalia. O kuo jūs tokie svarbus, kad aš turiu jūsų pasigailėti? Na, mes ir mokomės neblogai, vaikai. Konkursas. Negirdėjau. Kaip? Dabar jau girdėjau. Konkursas laimime įvairiausias labai dažnai. Kokį paskutinį laimėjau? Labai daug čia ir šokių, ir dainų, ir tiek ir mokslo, ir Šau. taip pat esam sportiški, dainingi ir be galo kūrybingi. Gerai, klausomės jūsų ir pasitikim.